Jus sveikina S+ skaitmeninė televizija. Norėdami suderinti skaitmeninės televizijos imtuvą NTLBox, vykdykite instrukciją. Pirmas žingsnis – senų nustatymų ištrinimas. Spauskite meniu mygtuką. Valdymo pulto mygtukais pažymėtais rodyklėmis į šonus pasirinkite punktą Instaliacija ir mygtukais aukštyn žemyn pasirinkite punktą Sistemos perkrovimas. Tuomet spauskite OK. Mygtukais pasirinkite punktą Atstatyti į gamyklinę būklę ir spauskite OK. Jei slaptažodis nėra keistas, įveskite 0000. Ekrane pasirodo lentelė su pranešimu, ar jūs norite atstatyti visus nustatymus į gamyklinius parametrus. Tuomet pasirinkite taip ir spauskite OK. Panaudojus šią funkciją, vėl bus atkurti standartiniai gamykloje užprogramuoti nustatymai. Antras žingsnis – kalbos ir laiko nustatymas. Valdymo pulto mygtukais pasirinkite kalbą ir spauskite OK. Dabar valdymo pulto mygtukais aukštyn žemyn pasirinkite laiko zoną GTM+3 ir spauskite OK. Punkte Žiemos vasaros laikas pasirinkite direktoriją Išjungti ir spauskite OK. Trečias žingsnis – kanalų paieška. Punkte Paieškos režimas mygtukais į šonus pasirinkite rankinės. Tuomet pasirinkite punktą Dažnis. Naudodami skaičių mygtukus įveskite 4500 dažnį ir spauskite OK. Pasirinkite punktą Simbolių perdavimo sparta. Tuomet mygtukais įveskite 6875 ir spauskite OK. Dabar pasirinkite punktą QAM režimas ir mygtukais į šonus pasirinkite QAM64 moduliaciją. Pasirinkę moduliaciją, pasirinkite punktą Paieškos tipas ir pasirinkite Visi kanalai. Vėliau pasirinkite punktą Tinklo paieška ir pasirinkite Įjungti. Dabar pasirinkite punktą Pradėti paiešką ir spauskite OK. Pasibaigus kanalų paieškai, ekrane pasirodo lentelė Kanalų paieška. Spauskite OK. Kai kurių modelių televizoriuose reikalingas papildomas nustatymas. Tokiu atveju spauskite meniu, mygtukais į šonus pasirinkite punktą Sistemos nustatymai. Tuomet mygtukais aukštyn žemyn pasirinkite punktą AV Išviestės nustatymai ir spauskite OK. Dabar pasirinkite punktą Video išviestės režimas ir mygtukais į šonus pasirinkite RGB arba CVBS. Po to spauskite Exit. Štai ir viskas. Gerų įspūdžių linkime su S+ skaitmeninė televizija.